Istorijos katedros vedėja Rita Trimonienė sako, kad žmonės galima skirstyti į tuos, kurie mėgsta istoriją, ir tuos, kurie jos nemėgsta. O dėl šios nemeilės dažniausiai kalti istorijos mokytojai. Manau, kad blogas mokytojas, kuris padarė, kad tu istorijos nemėgtum. Iš mokyklos aš galiu pasakyti, aš nieko negavau savo, kaip istorikui. Nes, Lietuvos istorijos vadovėlis ten buvo apie 100 puslapių, toks nedidukas visai Lietuvos istorijai, o daugiau buvo Rusijos, Sovietų Sąjungos istorijos, tokia ideologija, kas tikrai visiškai neįdomu ir dar plus, mokykloje iš tikrųjų tai buvo visiškai neįdomiai pateikiama, tai buvo 2 istorijos, ta, kurią aš skaičiu ir ta, kur privaloma mokykla. Plus dar su tais kartografiniais žemėlapiais, kur ypatingai reikėjo nuspalvinti labai gražiai, tai tas ir baisiausiai nervuodavo ir nepatikdavo, kad visiškai jokio kūrybingumo, jokio mąstymo ir taip toliau. Beje, net ir iš istorijos aš retai, kad turėdavau 5, nes man buvo įdomu, kas įdomu, o ne tai, kas ten aiškinama. Ritai nuo vaikystės įdomiausia tema buvo viduramžių istorija. Kiek Šiaulių bibliotekoje buvo knygų apie tai parašyta, verstinių ir neverstinių, visas perskaičiau. Istorinė literatūra būtent susijusi su viduramžiais ir archeologiniai visokie kasinėjimai ir kultūros dalykai, aišku, apie bažnyčią, religiją tuo metu beveik nelabai ką gali pasiskaityti buvo, tai toks viena kryptis, gal vis vien tas skaitimas buvo, bet tai, kad buvo įdomu. Ir aš svajojau, jau 9-okė tėvams pasakiau, viskas, važiuoju arba į Maskvą, arba į Leningradą, studijuosiu istoriją, archeologiją. Moksleivės tėvai susiėmė už galvos. Vienturtė duktė nori išvažiuoti taip toli ir pasistengė įkalbėti ją stoti į Vilniaus universitetą. Konkursas tais metais buvo milžiniškas. Priėmimo komisijoje šiaulietei pasiūlė nerizikuoti ir nunešti dokumentus į Vilniaus pedagoginį institutą. Skambino tėvams, ką daryti. Ir tėvuko kalbuosi ir jis manęs labai protingai paklausė, ko tu nori. Ar nori būti istorikė, kaip tyrėja, nesakė tyrėja, ar istorikė, ar nori būti mokytoja. Nesakiau, mokytojas nenori būti, tai sako, apie ką tada kalbam. Eini ir atiduodi dokumentus. Nuėjau, atidaviau dokumentus, išlaikiau 4 egzaminus, 1 5 ir įstojau. Istorijos egzamino rezultatas galėjo būti ir kitoks. Tuo metu istorijos bilietuose būdavo nemažai klausimų ideologinėmis temomis. Egzamino išvakarėse būsimoji istorikė, susizgribusi nieko nežinanti apie į programą įtrauktą tuomečio komunistų partijos lyderio Leonido Brežnevo trilogiją, paskambino savo tėveliui. Ir jis man papasakojo, ir įsivaizduokit, iš ryto ištraukiu vieną klausimą iš senųjų laikų, o kitą Brežnevas. Iš vakaro išklausyta, žinau. Tai iš tikrųjų kažkokia nuojauta buvo, kad sugebėjau, nes jeigu nebūčiau pasiskambinusi, tai aišku būčiau neįstojusi. Rita Trimonienė sako nebijojusi, kad studijuojant istoriją teks mokytis ir privalomų disciplinų susijusių su sovietinė ideologija. Bet aš tai stojau tikėdamasi arba archeologijos, būtent iš viduramžių arba viduramžių. Tai man ta ideologija buvo ne tiek svarbu, aišku, su ja teko susidurti jau nuo 1 kurso, bet kita vertus teko susidurti nuo 1 kurso ir su ta senąją istoriją ir tikrai tai, kas man buvo įdomu, studijavau su malonumu, tai, kas neįdomu, tai kaip sakant, studijuoji, kiek reikia, išsilaikai ir taip toliau. Tai vėlgi nebuvau absoliučiai 5-tukininkė, buvo visokių pažymių, nes tai, kas įdomu, visgi visos jėgas tada metė. Jau 1 kurse šiaulietę pastebėjo viduramžių istorijos specialistas, dabar akademikas Edvardas Gudavičius. Sužinojęs, kad ji Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje mokėsi lotynų kalbos,
pasiūlė imtis tyrinėti lotynų kalba parašytas 15 amžiaus Lenkų kronikas. Tai pirmakursiai buvo tikras iššūkis. Mokino mus ir Vilniaus universitete lotynų kalbos visus metus ir beje dėstė Eugenija Ulčinaitė, žymiausia iš tikrųjų lotynų kalbos specialistė net ir dabar. Tai beje buvo atleista nuo lotynų kalbos paskaitų ir seminarų, nes patikrintos žinios ir mokėjau, bet kai reikėjo perskaityti vienas dalykas, kai trumpas tekstukas kokio nors Cicerono ar dar ko, o kitas dalykas, kai tau Edvardas Gudavičius sako, štai yra 3 knygos 15 amžiaus pabaigos kronikos, lenkų kalba. Tai yra lotynų kalba, lenkų kronikininkų lotynų kalba. Imi, skaitai. Tai čia tai ištiko šokas. Ir nesisekė, ir konsultuodavausi su Gudavičiu, ir lėkiau pas Ulčinaitę ir gavau pamoką. Sakė, aš tau nepadėsiu versti šitos kronikos ir neik pas mane, nes kol pati neišsiversi, tol neišmoksi. Tai va, teko pačiai, sunkiai, bet parašiau. Antrakursė studenčiukė jau skaitė pranešimą studentų mokslinių darbų konferencijoje. Nežinau, kiek ten geras tas pranešimas, bet būtent labai lotinizuotas, lotyniška medžiaga. Tai buvo toksai netikėtumas visiems, kad štai ima mergaitė lotyniškus tekstus nagrinėja. Baigus studijas teko sumokėti kainą už tai, kad pasirinko tuo metu nekotiruojamą studijų sritį. Viduramžių istorijos specialistai buvo pasiūlyta dirbti vaikų darželio auklėtoja. Savaime, aišku, tikrai nebuvo mano svajonių viršūnė ar darželis. Na ir, aišku, čia kadangi ir tėvai buvo, tai atsirado čia vieta, čia buvo 3 vietos į institutą, tai vat, visgi, kadangi buvo aukščiausiai pagal balus, tai tada, pasiėmiau institutą. Nors tai buvo TSKP istorijos ir politinės ekonomijos katedra. Ir nuvažiavo į institutą 2 TSKP baigė specializaciją ir viena aš su viduramžiais. Diplomuotai istorikiai buvo skirta kabineto vedėjos bibliotekininkės darbo vieta ir TSKP istorijos paskaitų. Bet guodė viltis apie būsimą aspirantūrą. Rita Trimonienė tapo pirmąją aspirante, kurios disertacijos tema buvo iš viduramžių istorijos. Su mūsų katedros vedėjos patarimu Norkuvienės nuvažiavau į ministeriją ir ten už aukštąjį mokslą buvo atsakingas Rytis Trimonis. Rita Trimonienė nuvažiuoja pas Rytį Trimonį prašyti, kad būtų skirta vieta. Bet jokia giminė niekas. Tiesiog. Ir kažkaip tai radom tą bendrą kalbą ir viską ir davė tą vietą. Į aspirantūros studijas ilgalaikės stažuotes Rita Trimonienė išvažiuodavo Šiauliuose palikusi savo vyrą ir mažą sūnų. Šeima nesugriuvo, buvo stipri ir tai ačiū vyrui. Ir ačiū sūnui, kuris iškentė, bet sūnus iš tikrųjų, kadangi buvo mažiukas, tai jau sakydavo, kad jis tokias mįsles mėgdavo kurti, tai sakydavo, kas yra, kuris tai atsiranda, tai dingsta. Tai pasirodo mama, kuri atsiranda, tai dingsta. Arba kitas variantas, atvažiavusi namie tvarkausi, kaip ir grįžusi ir staiga į 5. aukštą užvaro mažų vaikų kompanijai. Aš atidarau duris ir sūnus sako, štai mano mama. Ir visi atgal. Tai pasirodo, vaikui reikėjo įrodyti savo mažiems draugams, kad jis turi mamą. Bet turbūt sūnus išaugo savarankiškas. Taip, išaugo savarankiškas ir kitas dalykas, kad iš tikrųjų to bendravimo trūkumo, tai, kad tu suspaustai, bet tu daug bendrauji. Tai manau, kad nepatyrė jis to didelio nuostolio, kad visiškai nebendrauti. Ir mes dabar,
galim valandas kalbėtis, tai nėra to atstumo, kad štai. Baigiantis aspirantūrai, Lietuvoje prasidėjo atgimimas. Tai va, iššokau kaip tik tada jau į savo vėžes ir atvirkščiai, kas su TSKP istorija ėjo. Tai turėjo šitą pažymą galima sakyti. Tai, kai aš pabaigiau aspirantūrą, grįžau, jau štai jau visi tie pokyčiai vyksta ir TSKP istorijos jau nebegalima dėstyti. Ir reikėjo iš tikrųjų mąstyti tiems istorikams, o kas dabar. Siekiant suburti regioną tyrinėjančius istorikus, universitete įkurtas Šiaurės Lietuvos istorijos centras. Netrukus įkurta ir humanitarinio fakulteto istorijos katedra. Jauniausia kolektyve Rita Trimonienė ėmėsi atsakomybės vadovauti katedrai, nors baigusi aspirantūrą buvo kviečiama dirbti į Vilnių, į Istorijos institutą. Pradėjau mąstyti, ar aš ten būsiu viena tarp daugelio ir, aišku, dirbsiu ir tai, ką mėgstu dirbti. Ar čia yra, taip pat galiu sėkmingai ir save realizuoti kaip istorikė, bet kartu tas toksai atsiveriantis pasaulis, ar ne, kur tu atsakingas ir kur kuri. Tai, nežinau, klaida, ne klaida, čia galima visai mąstyti, bet pasilikau po metų apmąstymo čia. Dirbti ir save šiuo atveju realizavau. Ir iš tikrųjų tais laikais buvo galima labai daug važiuoti į užsienio stažuotės, tai faktiškai visą Europą išmaišiau. Istorijos katedros vedėja iš užsienio grįždavo su sunkiais lagaminais, kuriuose gabendavo knygų ir straipsnių kopijas. Pavyzdžiui, iš Anglijos po tokios stažuotės, kai važiavau, tai prisišviečiau, jau tada švietimo aparatai buvo ir plus leido man nemokamai šviestis, tai prisišviečiau tiek knygų, kad nebeatkėliau savo lagamino. Ir Londone reikia iš traukinio išlipti, o aš neatkeliu. Ir toks vyras anglas pasisiūlė, sako, padėsiu, ir jis pakėlė. Angliškas tas toks subtilus humoras, jis sako, tikiuosi, kad čia ne lavonas. Istorijos katedra kuruoja 2 studijų programas, planuoja steigti ir magistrantūros studijas. Jau parengta programa Istorija ir politika. Kai kūrėme tą specialybę, pasakėme, kad laikysimės aukščiausių reikalavimų. Iš tikrųjų, matyt, net ir sunkiau pas mus studijuoti negu tuose didžiuosiuose universitetuose, nes reikalavimai griežtai jų laikomasi ir siekiama išspausti kuo daugiau. Bet tada paskiau žmonėms labiau atviri keliai. Rita Trimonienė sako, kad vakariečiai dažnai istoriją renkasi kaip antrą specialybę. Ir nebe reikalo, tai labai plati mokslo sritis. Istorija toks labai platus humanitarinis ir socialinis mokslas, nes iš tikrųjų vienose šalyse istorija priskiriama socialiniams mokslams, nes tai kas mokslas apie žmogų, žmogaus gyvenimą, kitose humanitariniams. Lietuvoje tradicija humanitarinė. Bet iš tikrųjų tai duoda iš vienos pusės tokį racionalų mąstymą, kaip detektyvas, ar ne, tu turi susirinkti medžiagą, nieko nepraleisti ir padaryti tyrimą ir atsakyti į klausimus. Tai tas racionalus mąstymas, kur tu negali vien tik istorikas romantikas būti. Taip, istorija romantiška, bet su romantika toli nenueis. Tai racionalumas, beje, kodėl šiaip jau tarp profesionalių istorikų daugiau vyrų negu moterų, nes tas racionalumo iš tikrųjų reikia. Nors Ritai Trimonienei viduramžiai tebėra svarbiausia tema, tvarkydama Šiaulių Aušros muziejaus senuosius rankraščius, istorikė susidomėjo 17–18 amžiaus istoriją, o tyrinėdama rankraščius jaučiasi lyg skaitydama detektyvą. Kai skaitai senuosius tos laiškus ir netgi tokius teisinius dokumentus, inventorius, dvarų, tu tarsi bendrauji su tais žmonėmis, kurių net gal ir kaulelių nebėra, arba tik kauleliai, kurie gyvena, bet tu su jais tarsi bendrauji. Tu su jais
neakivaizdžiai, bet pamatai, kas jiems rūpėjo, kokie tarpusavio santykiai, tėvų vaikų santykiai, sutuoktinių santykiai, ką valgė, ką gėrė ir taip toliau, kaip mąstė. Na, iš tikrųjų, tai be galo įtraukė, na, sakau, čia panašiai kaip detektyvas. Beje, labai mėgstu žiūrėti detektyvus ir skaityti, todėl kad, na, labai panašu, tarsi rutulioji ir bendrauji to, ko nėra. Ko susidėlioja pilnas vaizdas. Taip, na, bet ir iš tikrųjų, vat, kažkaip tai kita vertus pamatai, kad be kai kurių dalykų nedaug kas keičiasi. Ir ar žmogus gyveno kokiais 1735 metais ar 2012, daugelis dalykų tas pats.